Sveikas merginos. Šiandien aš atsisėdu vėl filmuoti video maratoną ir šis video maratonas bus vien tik tais apie tuštučius, nes aš buvau tokia kruopšti, tokia atsakinga ir nuo pat paskutinio tuštučių video lig šiol vis kaupiau tos tuštučius ir dabar jų tiesą pasakius yra jau tiek daug, kad galvoju, viskas reikia atsisėsti ir viską nufilmuoti, nes, apsistatysiu šiukšlėm to visus namus. Ir kadangi tų tuštučių yra tikrai labai daug, aš juos suskirščiau į 3 grupės ir jūs matysite 3 video, iš kurių vienas bus apie dekoratyvinę kosmetiką, vienas apie veido priežiūrą ir vienas apie visą kitą. O šiandien tikriausiai man pačiai būtų pati įdomiausia dalis, tai yra dekoratyvinės kosmetikos tuštučiai. Kadangi bijau, kad video nesigautų pernelyg ilgas, iš karto ir pradėsiu. Ir taip jau yra, kad pirmieji daiktai, kuriuos pagarbiu, nėra kosmetika, tai yra kvepalai. Ir aš turiu štai tokius 2 buteliukus iš FM Group. Jie abu yra 20 numerio, tai yra šiuo metu mano vieni mėgstamiausių kvepalų. Ir ką reiškia 20 numeris, jūs tikriausiai žinote, jeigu sekate mane Instagrame. Nes visą spalio mėnesį aš vykdžiau 30 dienų iššūkį. Tai yra kiekvieną dieną aš kėliau po naują nuotrauką, kurioje buvo vis kitas man patinkantis daiktas, kas liečia šešėlius, plaukus, nagus, kvapus. Viskas tiesiog buvo galima, manau, sugalvoti. Tad jeigu manęs dar nesekate, tikrai rekomenduoju tai padaryti. Ir taip pat dar pasinaudodama progą noriu paklausti. Merginos, kurios sekė mano 30 dienų iššūkį, ar jisai jums patiko? Bent jau man tikrai buvo įdomu jį vykdyti ir jeigu jisai jums patiko matyti, stebėti, aš manau ateityje, ne iš karto čia ir dabar, bet kažkada mėginčiau įvykdyti vėl kažkokį panašų iššūkį. Tad lauksiu jūsų atsiliepimo apie tai čia arba Instagrame ir pradėsiu nuo štai tokio primerio iš Elfo, tokio žalio. Ir jeigu matėte mano paskutinius Amerikos pirkinius, matėte, kad aš įsigijau naują. Ir galiu pasakyti, kad tas naujas su nauja formulė ir šitas yra 2 skirtingi produktai. Aš juo iš dalies nusivyliau, nes jisai yra daugiau temosinė kaip kremas, o ne makiažo pagrindas. Nes šitas savyje turėjo ir to tokio žalsvo tono, kuris slopino raudonį ir pasitepus vedasi toks tai kaip su silikono pagrindu. O anas nieko tokio nedaro. Tad nusivylimas. Bet bent jau gerai, kad tas kitas, kurį pasiėmiau, būtent tai ir daro. Raudonio nemalšina, bet turi tą tokį silikoninį efektą. Taip pat man dar baigėsi mano Stay Matte rimelio pudra. Jeigu galima taip sakyti, baigėsi, nes greičiau sudužo. Ir aš jas per šią vasarą baigiau tiesą pasakius 2. Vieną baigės ir išmečiau dar Turkijoje atostogų metu. Antroji yra štai čia tokia. Kalbant apie pudras, irgi baigiau 2 tokius buteliukus, iš kurių vienas buvo Revlon Color Stay ir tik čia buvo mano 220 Natural Beach spalva, tokia rudesnė, tamsesnė, daugiau vasarai. Kaip žinote, jau užsipirkau atsargai kitų. Ir taip pat dar vienas man labai patikęs tuštutis būtų štai šis iš L'Orealio BB kremas. Nes jisai man puikiai tiko tomis dienomis, kai norėjusi kažko tais labai lengvo ant veido. Jisai turi tokį lengvą maskavimą, lengvai įsigeria į odą, nepalieka jokio tokio jausmo, kad kažkas tais kaip kad pudra yra, nėra riebus, kaip kiti mano mėginti BB kremai. Tad šitą tikrai rekomenduočiau ir pati dar įsigyčiau, bet yra toks nedėlis bet. Jį pirkausi pernai metai Amerikoje ir nesu tikra, ar tas, kuris yra Lietuvoje, yra tas pats BB kremas. Tad galbūt šitą man tiesiog reiktų pasilikti ir su juo nueiti į parduotuvę patikrinti, tas pats ar ne. Toliau dar vienas man būtinas be galo kiekvienos dienos atributas yra be abejo tušas, juos išbaigiau 3. Ir pradėsiu nuo man mažiausiai patikusio, kas būtų štai toks iš Bourjois. Ar kaip tarsi Bourjois? Nežinau, kaip jisai tarsi. Žodžiu, štai toksai pats tušas kaip ir yra, viskas gerai, bet kas man nepatiko būtent, tai man labai nepatiko jo šepetėlis, nes jisai viršuje yra toksai storas, tokiais papildomais šereliais ir buvo labai sunku pasidažyti vidinės blakstienos, mažiausias neišsipurvinus. Kitas dalykas, aš kažkaip neveltui vėžys, nes man neįtinka tie produktai, kurie patinka daugumai. Ir Maybelline Lash Sensational tušas. Vienintelis dalykas, kuris man jame patiko, tai yra jo šepetėlis. Toksai, kad išlenktas, su trumpai šereliais, patogu pasidažyti. Tačiau mane be galo erzino pačio tušo formulė, nes jisai nuo pat pirmų dienų buvo toksai klampus, toks tasus, tokiais siūlais ėjo. Ir aš nežinau, ar aš gavau kažkokį pasenusi ar kažką tais.
Bet kadangi su kiekviena diena jis vis prastėjo, tai tikriausiai jis neutraliai toksai yra klampokas. Nes man teko irgi girdėti keletą atsiliepimų kitų merginų apie jį, kad irgi skundėsi jo klampumu. Ir mano absoliutus šios vasaros tušo favoritas buvo štai šis iš Max Factor, kuris yra Masterpiece Max. Labai fainas tušas, kuris gražiai padažo, tankina, ilgina, atskiria, patogus. Štai toks šerelis, smailėjantis į galą šepetėlio. Tad šį dar tikrai naudočiau. Taip, toliau manau pakalbėkime apie pravedimus ir keletą iš jų išmetu tiesiog dėl to, kad jie paseno. Vienas iš jų būtų štai šis Too Faced blizgutis, kuris man labai patiko, labai gražios žaižaruojančios detalės. Dar vienas blizgus baltas akių pravedimas būtų štai toks iš Essence. Seniai jau jį pakankamai turiu ir jisai irgi man baigėsi, dažniausiai jį išnaudodavau per šituos visus savo kažkokius crazy make-upus, tad jisai irgi jau baigėsi. Dar vienas mano pasibaigęs keistas pravedimas būtų iš Deborah, štai toksai ir patiko man labai spalva, bet kas man nepatiko, galbūt tiesiog nepasisekė, tai kad ta plunksnelė tai labai prasta, labai man vos tik pradėjus naudoti, įsiskėtė ir dažytis jie būdavo labai sunku. Taigi, kadangi šitas daiktas yra niekam tikęs, aš juo tiesiog pakabindavau produkto ir kirstą šepetėlį padažydavau į tą pravedimą ir jau su pačiu kitu atskiru šepetėliu dažydavausi. Dar vienas man nelauktai pasibaigęs skystas pravedimas yra iš mano Dress Gal eksperimentinio filmuko. Baigėsi jisai anksčiau negu aš spėjau jį taip jau išnaudoti, kad žinoti, jisai geras, blogas ar ne. Nes atsimenu, kad po to filmavimo spėjau, man atrodo, juo dar pasidažyti vieną kartą ir pasidažė lygtais ir viskas gerai. Neatsimenu, kad būtų buvę kažkas blogai. Bet kuomet jau sekantį kartą mėginau vėl juo dažytis, jisai jau sakė, ne. Toliau nusprendžiau išmesti vieną iš savo šešėlių ketvirtuką. Jisai būtų štai toks iš Elfo. Nes aš manau, jis yra visiškai niekam tikęs, aš jo nenaudoju ir plačiau apie jį sužinosite mano greitu metu. O gal jūs, kai žiūrite šitą, jau aš jį paviešinau. Na, aš tikiuosi, kad šiam momentui, kai šį video žiūrite, jau suprantate, dėl ko jis man nepatinka. Taip, pereinu prie lūpų. Ir pamenat, kaip pirkiniuose sakiau, kad pasiskolinau iš draugės jos lūpų blizgį ir jį išnaudojau. Štai jis. Ir jos spalva Pink Lemonade. Jo, tokį ir nusipirkau ir naują. Tai va, tai ir yra tie tokių pūkuotų kietų galiukų. Labai faini. Išsipirkau dar. Iš Elfo, jau pamiršau paminėti. Ir kitas yra taip pat iš mano praėjusių metų pirkinių. Kas būtų štai toks L'Oreal Nude Balm lūpdažis, galima sakyti, aš jį pirkdama ir galvojau, kad tai yra lūpdažis, bet iš tikrųjų tai jisai yra daugiau balzamas su spalva, na, vazelinas su spalva, aš tai pasakysiu, nes net jeigu ir tubelė, jisai atrodo toksai tamsus, jisai yra, na, vos su spalva ant lūpų, bet jisai tikrai labai maloniai dengėsi, drėkino, aš buvau jom patenkinta ir jeigu pamatyčiau Lietuvoje šituos atsirandant, tikrai įsigyčiau dar. Kitas taštutis iš dalies liečia mano helovyninį makiažą, dėl kurio man baigėsi mano dirbtinių blakstienų klijai. Nes tą kartą aš tikrai labai daug jų sunaudojau, nes ir pačių filmavimo metu nemažai teko jų naudoti dar prieš tai, kai eksperimentavausi. Bet kokiu atveju jie baigėsi, o jie buvo patys pigiausi, kokius tik radau eBay'ui, aišku, iš Kinijos. Buvau jais patenkinta, jie tikrai gerai veikia ir daug nekainavo. Labai seniai juos turiu, tad tai, kad jie baigėsi jau, ar tai sudžiugo, nes jiems jau kokį tikriausiai 2 metai, tai viskas labai normalu. Ir taip pat pereinu jau prie nagų priežiūros ir turiu štai tokius 2 buteliukus. Vienas iš jų yra Rimelio, tiesiog spartinantis nagų lakų džiovimą top coatas, na, viršutinis nagos sluoksnis. Man visi patiko, viskas su juo buvo gerai ir jisai veikia. Minusėlis, dėl ko aš jį išmetu, nors atrodo produkto taip dar nemažai likę, na maždaug štai tiek. Tai dėl to, kad jo ta tokia
šluotelė, nes nežinau kaip kitaip pavadinti, yra tokia mažytė ir tokia siaurutė, kad tiesiog jau išgriebti tą produktą pasidarė labai sudėtinga. Jau reikia ten taip, vėl daug vargo ir supratau, kad metas įsigyti naują. O kitas jau tikriausiai spėjote mano rankose čia pamatyti, yra iš Evelyn. Tas 8 viename intensyvus nagų kondicionierius. Labai daug visokiausių atsiliepimų yra internete apie jį, dauguma iš jų yra labai teigiami, koks yra nuostabus produktas ir taip toliau realiai, tačiau jisai man visiškai nepasiteisino, aš nepastebėjau nieko su juo, jo dar liko kažkur pusę buteliuko, bet jisai toks jau ir sutirštėjęs ir aš jo nusvyliau, nes man jis nieko nepadėjo, tai tiesiog atsikratau. Ir liko paskutinis daiktas šioje tuštučių kategorijoje, kas būtų Floormar maskuoklis. Ir šis maskuoklis man savimi, savo savybėmis labai primena Catrice Camouflage. Jis irgi toks būtų jau intensyvesnis, daugiau spogeliams maskuoti. Tad patiko, kaip matot, naudojau, išnaudojau, bet jau visus tuos aplinkinius kraštelius yra nepatogu ir paimti. Ir turiu jų tikrai seniai ir manau vien dėl tų higieninių sumetimų. Laikas jom atsikratyti. Tad štai atsikračiau visų savo dekoratyvinės kosmetikos tuštučių. Laukite tęsinio veido priežiūros.